Šita idėja gimė ekspromtu gal, arba iš meilės pirčiai. Čia mano žmonos giminės visa proproseneliai, visi ir mano žmona čia užaugo iki 7 metų šitoj sodyboj. Ir vieną dieną atvežė jinai man parodyt, kur užaugus. Tiesiog man tiek patiko šitą vietą ir vartydamas skelbimus radau būtent šitą sodybą ir sutarėm su šeimininkais, atpirkom, po truputį tvarkėmės ir sugalvojom, kad reikia ne vien tik savo, bet pasidalinti su žmonėm tą sodybą. Ir buvom nusprendę su žmona statyti namą ir jau iš vakaro pasikalbėjom, sakom viskas, skambinam žmogui, kad atvažiuotų pamatų, jau rytoj iš ryto skambinam ir atsikėlęs iš ryto nusprendėm, sakau, nereikia namo, reikia statyti pirtį. Pas mus rajone nėra tokio didelio pasirinkimo, kad būtų į gerą pirtį ateit, ten kur ateit gerą. Dabar, kai pamačiau, kokia gali būti pirtis, kokia iš tikrųjų turi būti, tada supratom, kad reikia tos pirties ir kad parodyt visiems kitiems tą pirtį. Kad nebūtų, aš negaliu eiti pirtį, nes man ten karšta, pas mane ten to. Jinai bus paprasta rąstinė pirtis su paprasta malkinė krosnim, bet su daug įdėtų šiuolaikinių technologijų. Tokių kaip rūkas, palei žemę, bus daug wow efekto. Va taip galima pasakyti. Tokie naujesni dalykai. Jų dar Lietuvoje nėra labai daug. Pradžiai nemažos investicijos. Vis tiek pradžiai bendras šitos pirties projektas dabar yra 107 gal tūkstančiai eurų. Tai pakankamai nemaža pinigų suma. Tai labai didelė paspirtis. Padeda judėti į priekį, negali nustoti, negali pusiaukeliai numest. Tu žinai, kad tu esi kažkam įsipareigojęs ir tu turi daryti ir labai geras toks kaip ir varikliukas. Šita pirtis buvo pradėta, jau pradėjom statyti, dar nežinodami, tiesiog parašėm projektą ir pradėjom statyti, nežinodami ar gausim paramą. Tai tas buvo toks kaip, jeigu negausim paramos, tai užtruks metus, gal 1,5 ilgiau. Bet vis tiek statysim. Tai šita parama pagreitina procesą labai stipriai. Šitą pirtį statom su tą mintim, kad nebūtų jinai nuomojama baliam, festivaliam. Tiesiog būtų kaip atvažiavus į šitą vietą, pabūt tikroji pirty, su pirtininku, kad bus įmanoma samdytis pirtininko paslaugas, užsisakyti viską, šiaip visokios edukacijos, nuo vantų rišimo, nuo žolelių rinkimo. Ir šiaip planuojam ateity čia toliau dar vieną didesnę kolektyvinę tokią pirtelę ir vieną mažesnę. Pirtis visą laiką prasideda plius minus spalio mėnesį, žmonės labiausiai jau traukia link pirties. Tai spalio mėnesį jau galvojam pilną atidarimą ir vasara bus tik tai šiaip pramoginės tokias, bet jau vasarą maudysimės tikrai.